Šiame vaizdo įraše analizuosime dabartinę Rusijos buvimo Malio situaciją. Pastaruoju metu dar vienas Rusijos karinės paramos konvojus, judėjęs apgulto šiaurinio Malio link, vėl buvo užpultas tuaregų separatistų. Remiantis keliomis Reuters ir AFP cituojamomis šaltiniais, konvojų sudarė daugiau nei 200 Rusijos Afrikos korpuso kovotojų ir daugiau nei 100 Malio karių, kurie judėjo link karinės bazės Anefio mieste. Tačiau pasiekus Tabankorto rajoną maždaug 37 km nuo galutinio tikslo, Rusijos konvojus pateko į tiesioginę tuaregų separatistų pasalą, dėl kurios Rusijos pajėgos patyrė didelių nuostolių. Vėlesnėse ataskaitose teigiama, kad visi iki 200 Rusijos karių ir 100 Malio chuntos karių buvo nužudyti per ataką arba pasidavė ir buvo paimti į nelaisvę. Tai jau trečias Rusijos konvojus, patekęs į pasalą per antrąją tuaregų puolimo bangą, ir antrą kartą tuaregų sukilėlių grupuotė sugebėjo visiškai sunaikinti Rusijos konvojų. Nuolatinės tuaregų separatistų karinės pergalės Malyje daro didelį spaudimą Rusijos Afrikos korpusui. Pasak Prancūzijos nacionalinės asamblėjos deputato Bruno Fuchs, Rusija jau pradėjo derybas su Malio chuntos vyriausybė dėl visiško Rusijos pasitraukimo iš šalies. Ši situacija aiškiai rodo, kad Maskva dabar yra spaudžiama priimti precedento neturintį sprendimą dėl ilgalaikio karinio buvimo Malyje. Nors Rusijos karinių pajėgų mažinimas Malyje ir visiškas pasitraukimas buvo svarstomi nuo pirmojo tuaregų puolimo, šis klausimas įgavo dar didesnį dėmesį. Nes Rusijos ir Malio pajėgos nuolat patiria didelius karinius pralaimėjimus prieš Ukrainos remiamų tuaregų separatistų puolimą. Dėl to galimybė, kad Rusija paliks savo sąjungininkus Malyje, dabar svarstoma oficialiuose Maskvos lygmenyse. Tuo tarpu pačiame Malyje vis labiau ryškėja skirtumai tarp Rusijos Afrikos korpuso ir Malio chuntos ginkluotųjų pajėgų, o pastarosios karinės operacijos šią tendenciją atspindi dar aiškiau. Pasak chuntos karių skundų, Rusijos pajėgos dažnai daugiau dėmesio skiria viešųjų ryšių pastangoms, kuriomis siekiama reklamuoti savo buvimą ir veiklą, o ne realiems kariniams veiksmams prieš sukilėlius vietoje. Šios tendencijos kontekste Rusijos pajėgos nekartą skelbia klaidinančius vaizdo įrašus, kuriuose demonstruoja savo veiklą Malyje, patruliuoja miestų gatvėse, kurios šiuo metu nėra tiesiogiai puolamos ir yra toli už fronto linijos. Taip pat kuria išpūstą karinę muziką, siekdamos užgožti internete rodomus žiaurumus. Tuo pačiu metu Rusijos Afrikos korpusas vis labiau remiasi dronais ir oro parama, o ne tiesioginiu dalyvavimu sausumos kovose, nes baimė patirti didelių nuostolių per sausumos operacijas ir toliau lemia jų veiksmų taktiką. Be to, pasikartojantys atvejai, kai Rusijos pajėgos atsitraukė arba paliko savo poziciją susidūrus su intensyviais tuaregų sukilėlių išpuoliais, dar labiau padidino nepasitenkinimą ir priešiškumą tarp chuntos karių. Dėl to daugelis chuntos ginkluotųjų pajėgų karių pradėjo formuoti priešiškesnį požiūrį į Rusijos Afrikos korpusą, todėl jie vis mažiau linkę laikyti Rusijos pajėgas patikimų partnerių mūšio lauke. Nuo pat pirmojo tuaregų alijanso puolimo Rusija nuolat pabrėžė, kad situacija Malyje nepasikartos kaip Sirijoje, kur Rusijos pajėgos paliko Bašarą al-Asadą ir pasitraukė susidūrus su dideliu sukilėlių puolimu. Tačiau realybė vietoje visiškai neatitinka šių patikinimų, nes Rusijos karinės paramos ribotumai Malyje tampa vis akivaizdesni. Nors Rusijos pajėgos dar nėra visiškai palikusios savo Malio sąjungininko, Rusijos Afrikos korpusas vis daugiau dėmesio skiria būdų, kaip saugiai evakuoti savo personalą iš vis pavojingesnės situacijos paieškai. Tuaregų separatistų grupės nekartą surengė pasalas ir sunaikino Rusijos kolonų, numušė Rusijos sraigtasparnių, sunaikino šarvuotų transporto priemonių ir vieną po kitos užėmė svarbias karinės bazes. Tuo tarpu, užuot veiksmingai pasipriešinęs tuaregų separatistams, karinių reikalų stebėtojai pažymi, kad Rusijos Afrikos korpusas visiškai nesugebėjo sustabdyti separatistų veržimosi, nors operacijas Malyje vykdo jau daugiau nei 4 metus. Tai aiškiai rodo, kad nors Rusijos Afrikos korpusas ir išlaikė ilgalaikį karinį buvimą Malyje, jam vis dėlto nepavyko įsitvirtinti šalyje tvirtai ir efektyviai. Apskritai, abejonės dėl Rusijos gebėjimo išlaikyti savo buvimą Malyje, kurios dar labiau sustiprėjo po Kidalo praradimo balandį, dar labiau pagilėjo po antrojo tuaregų puolimo Liepos mėnesį. Kelių Rusijos kolonų sunaikinimas ir pranešimai apie derybas su chuntos vyriausybė dėl galimo Afrikos korpuso pasitraukimo dar labiau padarė Maskvos ateities karinį buvimą šalyje neaišku. Situaciją Malyje galima palyginti su Maskvos pastaruoju metu patirtais apribojimais remiant Asado režimą Sirijoje, Maduro režimą Venesueloje ir Irano vadovybę.
Šie atvejai parodė Rusijos karinių ir diplomatinių galimybių ribotumą išlaikant sąjungininkų vyriausybės tolimuose regionuose sunkių krizių laikotarpiais, o tai kelia platesnių klausimų dėl Maskvos pasaulinės įtakos ir patikimumo. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2-ąją mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.